Serum 77 from Lithuania, ready for compact crew. Kiss my Jonas ass. Slipas. Just me and you, motherfucker. Just me and you. I put trademarks around your fucking eye. Yeah, no doubt, this Wally Chan Cat. Yeah, sit on this one. Yo, Gambino niggas who swipe this, deluxe rap cavaliers, niggas who still biz, give them this, sit back jollying. My team be gaming like 3-card volleying, drugs Somalians volleying, knitted rap, stay crocheting. Hey, yo. Nu ką, vaikai ir ne vaikai, ir suaugę, visi. Pradedam. Čia labas rytas, radarom, taigi laimės valanda vyksta toliau, 1482 aukojame, o mes kartu gal įkvėpimo jums įpūsime su jaunimu, kuris domisi ekstremaliu dviračių sportų, enduro dviračiais ir tikslas labai paprastas - atstovauti Lietuvai pasaulyje. Su mumis yra Papartis Crew komanda Papartis, nariai Jonas Šliupas, mechanikas Matas Krukonis ir įkūrėjas Arijandas Šliupas. Labas rytas. Labas rytas. Ateik čia. Pradėsim nuo Lego. Čia Lego. Leiklando terjeras. Aš Arijandas. Pavardė Šliupas. Jono Šliupo tėtis. Jo. Papartis Crew Racing gerbėjas. Įdomu, vat, kai pradėjome, mes susipažinome su Jonu, su kita, tai įdomu, ką galvoji apie tą mūsų idėją, tipo, kur kažkokią tai komandą. Galiu pasakyti, kaip ten labai daug gyvenime yra dalykų ir projektų, kuriuos lengva sugalvoti, inicijuoti, bet po to sunkiausia juos išlaikyti ir testinumą užtikrinti. Tai labai džiaugiausi, kad tokia komanda susirinko draugų, bendraminčių, kurie turėjo mintį tokią gražią, užsiimti ir užsiėmimą visų pirma savo sugalvojo. Tai buvo labai šaunu, ir aišku, buvo tokio biški baimės, kad tai kaip jiems seksis ir kiek ilgai tas visą idėją jos veš. Esame Malomo Raptoje. Vat priešais mus mūsų graži panelė stovi. Labai mums praeitą kartinai patiko. Tai vat ir žiūrėsim, tai dabar dar nevažiavom trasų. Tai dabar pirmą kartą važiuosim ir pažiūrėsim, kaip čia. Labai karšta darosi. Labai karšta, jo, labai karšta. Visų pirma, viskas prasidėjo nuo tokių bazinių dalykų, ne? Tai džersiai, tikrai džiugu, kad tėvai atsiliepė ir jūsų tėvai atsiliepė ir prisidėjo prie tos pirminės idėjos, kad padėti jums. Tikrai Nerijus su savo komanda tą padarė didelį darbą, kas liečia tą tokį brandingą, ne? Kuris buvo toksai visiškai out of the blue ir kitoks negu turbūt standartiškai galima buvo sukurti. Tai tas labai buvo smagu. Na, o jūsų buvo pagrindinė mintis pradėti važiuoti, kad ir kaip Europoje mes ten pakankamai vidutiniškai atrodėm, bet Lietuvoje tikrai jūs buvot stiprus ir esat pakankamai stiprus. Aišku, dabar konkurencija yra daug didesnė, bet tada tai buvo geras startas, gera pradžia. Nu ką, bandom? Labas rytas. Apšilimas padarytas.
Kaip jau pasimokėm nuo ankstesnių Čekijos varžybų, kad pirmos trasos niekad per treniruočių dieną pirmą nereikia važiuoti be apšilimo. Nes ten matome tą pirmą trasą, tai spėjom, kad ten gali būti labai aštru. Tai gal reiktų prisiminti, kaip dviratis valdosi. Šiais metais gal antrą kartą. Jo, šiais metais antrą kartą čia ir žinom. Nespėjom. O toliau aišku, kiekvienam jumise buvo tie dalykai, kas kūrė turinį, kam tiesiog įdomu važinėti. Tai kiekviena komanda turi tam tikrų iššūkių, kai atsiranda tam tikrų dalykų, kuriais reikia pasirūpinti jau kaip komandai. Dirbti su sponsoriais, kažkokį tai turinį kurti, filmuoti labai įdomu, bet po to viską montuoti yra labai sudėtinga. Na ir čia pasimatė, kad kiekvienas iš jūsų turi tam tikrų skirtumų, bet galutiniam taške 3 metai ir aš manau, kad pirminis tikslas jūsų pačių užsiimti kažkuo tai prasmingu tame laikotarpyje, paauglystės laikotarpyje, kai yra aplinkui labai daug tokių kitokių pagundų, tai manau, kad tikslas pasiektas. Toliau jūs žengėt į saugusiųjų pasaulį. Ten burbėjai važiuoju. Rimtai? Ką kalbėt? Mes galime prisėsti. Geros nuotaikos šiandieną. Visai geros nuotaikos. Sakyčiau, oras puikus, kol dar saulės nėra. Paskui jau žiūrėsim. Tai bus, tai bus. Gali. Mes turim 1, 2, 3 važiuotojai ir vieną sulūžusią ranką. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir Bohemos tarybas. Pasiruošimas prasideda nuo absoliučiai visko, tiek nuo fizinio, tiek mes aišku norėjom ir šiais metais kažkokį tais padaryti tokį pasikeitimą pačioj komandoj. Kaip mes atrodom, ką mes komunikuojam ir panašiai. Tai sezono pasiruošimas pas mus prasidėjo gan anksti, mes pradėjom tikrai žiemą jau galvoti apie naujus visokiausius dizainus. Kaip atrodys mūsų džersiai, kaip atrodys mūsų naujos maikutės, nes mums atrodė, kad tai yra tikrai gan svarbus dalykas, kuriant tą kažkokį mūsų įvaizdį. Nu ir tą kažkaip tokį norėjom tą pasikeitimą parodyti, galvojom, su Jonu reikia padaryti tokį pavasario video. Producing From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. And, I did pretty well, except there were a few mistakes that I made that I have just recently. Smagu sugalvoti tą scenarijų ir pats pasiruošimas tam montažui, tam filmukui buvo tikrai nemažas. Mes su Matu porą dienų tikrai susitikinėjom ir galvojom, kas po ko eina, kaip ką nufilmuoti, iš kokios pusės, kokios lokacijos. Tai tikrai buvo įdomu. Ir pats montavimas užtruko mum geras keletą savaičių, kur anksčiau video padarydavom per dieną 2. Ir dabar mes taip sėdim 2 savaitės, mum kažkas nepavyksta, mum kažkas kažko neišveža ir taip toliau. Ir visai įdomus tas visas procesas nuo pat sugalvojimo idėjos iki jau įkelimo į YouTube.
Kaip čia nulipt? You good? Kaip ir jo. Aš turėjau visai tokį rimtą, sakyčiau, sezono startą su tokiu, gan gerai pasisekusiu kritimu nuo 3 kryžių kalno, ten tokioj trasoj. Tai tikrai stipriai susimušiau tuo met kelią ir, bet pasitikrinau, nuvažiavau į Santariškes, viskas gerai buvo, nieks nelūžo, tai porą savaičių teko pavaikščioti su ramentu, bet viskas, žodžiu, sėkmingai. Ir prisimenu tada kažkaip juokiausi, nes mes kartu su Jonu tada buvom tokie abudu traumuoti. Jonas kaip tik sezoną pradėjo su sulūžusia ranka, o aš su stipriai sumuštu keliu. Pasakok. Pasipasakok. Susikrovėm į mūsų good old trusty mėlyną autobusiuką, kuris yra baltas. Esmė. Kelionė prasideda į pasaulio čempionatą, Bielsko galą. Pasaulio taurę. Važiuosim. Aš nevažiuosiu, rankas lūžus beveik. Bet kiti 3 komandos nariai važiuos. Ir bandys nenumirti. Čia turbūt didžiausias mūsų tikslas bandyti nenumirti, o ten jeigu jau aplenksim kažką, tai aplenksim. Bet DNS ir DNF skaitosi, jeigu aplenkiam. Tai jeigu kokie 3 DNS, tai 3 aplenkiam. Tai palauk, tai dabar mes važiuosim su tai žmonėm, kuriuos siunčia kiekviena šalis. Taip išeina. Jo, galima sakyti. Žodžiu, elitas, profesionalai, geriausi pasaulyje raideriai ir šitie va. Balvonai. Bambukai. Bird screw. Labas. Review. O mes kartais čia nebuvom šitą degalinį, man toks dežavų dabar. Blema, gali būt, arba tiesiog lenkiškas degalinės, tavo patys visus. Eik, kai smirda čia. Blemba bulvys suvalgysim. Pažiūrėk, bei gerai atrodo. Tave nori nufotografuoti. Viška. Kogytės jaučias. Jau prasimunkšti. Medinės. Istorija tokia. Kad mama išėjo su mano striukė, o mano megztinis bagažiniai, o bagažiniai dviračiai. Tai einam karočiui bobo stilium, važiuojam. Taip, mums tik tai šitas. 165. Jo. Lietuvoje ant klausų. Judam kur, vyrai? Numerių pasiimti. Žiūrėkit, kaip jūs gražiai tose rūmuose atrodot. Jūs tokie. Čia man atrodo vakar vestuvės buvo. Elitas? Tarp prie Orbėjos tinka. Geriausia pasaulyje. Geriausia. Nori čia. Aš čia. Man matas neįžinau. Matot Giant Factory Racing? Ar juos padarysit? Matot šitą Ječia Junioras jūsų grupiai? Čia Junioras? Jo. Sekėsi labai rimtai. Tai atvažiavom, šiaip
Kai atvažiavo, atsimenu, pirmą dieną net neatrodė taip tragiškai tos trasos, atrodė ten, o, čiampas, viskas ten trasos bus tragiškus, tipo žiauriai sunkus, neparvažiuosim. Bet realiai Čekijai būdavo kartais daug sunkiau negu toj Lenkijai. Nu, ruoštis reikia, visų pirma, kūną reikia paruošti, nes jeigu tu važiuosi nieko nepadaręs, jokių nepasportavęs, nepakačelinęs, nu, tau bus blogai. Trasose tau pakirs rankas, tau, nu, nebeatlaikys, tu nebegalėsi atlaikyti vairo ir bus labai lėtas važiavimas ir pavojingas važiavimas. Tai žiemą mes kačelinam viršutinę kūno dalį, kad nepakaltų rankų, nenukratytų jų. Ir daug važinėjom, nu, su plentu, su plentiniais dviračiais, ištvermę didinam. Matis reikia. Rankų nėra? Rankų nėra. Žiūri nėra. Gerai, pala, kas čia dabar? Dabar reiškiasi, mes nuvažiavome 3 trasas, liko dar 2. Šiaip sunku, rankos, nu pirmas varžybos metu, tai rankas aišku, kiek nelaiko mum. Pačios trasos nėra labai sudėkingos, nu tipo. Nėra to, kas būtų nustebinę mus, aišku, techniškai reikia važiuoti, bet smagu. Ir privažiuojam dar kitus 2 komandos narius ant suoliuko. Tebe nori. Šerniui matos labai blogai. Apragėriai. Ką pragėri? Sveikatą. Rapolas tai, kai leidaus vat iš ten, tai pirmas mynė. Jisai jaučia stiprus. Bet matau, kad šitie 2 žvengia, tai galvoju, kad kažkas negerai. Kažkas negerai. Kažkas negerai. Žiūrėk, vandens prisipėlė ir jau vėl mus lenkia. Tai treningas buvo fainai, ten viskas ok, viskas labai gerai sekėsi ir trasos apsižiūrėjom. Buvo, nu, tikrai jaučiausi gerai, ta prasme, ir kad gerai seksis, ir kad gerai važiuosi, ir greit ir visą kitą. Yeah, medical. Stop, stop.
kaip ir visai ir tai buvo, bet aišku, tas pavasaris buvo karštas labai. Žiauriai karšta buvo, žiauriai silpna paskui jau vidury varžybų, nes atkočiojus tas visas trasas. Žiauriai buvo sunku. Ir gal ir tas nuovargis pridėjo, tai gavosi taip, kad palyjo tada, jau karštis dingo, palyjo, slidu dar pasidarė ir nuovargis, ir gavosi taip, kad skridau medį. Ir tai va viskas susidėjo ir varžybų net nepabaigiau. Tai gavosi, kad gavau smegenų sutrenkimą ir šiaip visas apsibrozinau, susidaužiau ten, nu tai buvo toks krešas, kuris toks, man turbūt įsimintiniausias, dar tokio stipraus nesu gavęs į galvelę. Tai va. Kava, vanduo. Eik šarvutę nusipirkti. Taigi davėmės kažką, ne? Kur tu ten stovi? Ką? Kur jis Palauk, ten? aš dar ratą atstos. Čia koilių! Oba! Oi, man blogai čia baigsis. Nors iškeltą arba apvest, kaip nors. Bet tai ta prasme, nu, žiūrėkit, ką jis vakar darė? Vakar baliavojo. Dieną, naktį prieš varžybas ir rytą prieš varžybas. Ne, tai mes susitarėm susitikti 6:30. Pasinamie. Jis grįžo į savo namus. 5 ar pusę. Valandą 30 Man atrodo prieš. 6, žinok. Man irgi taip atrodo. Apie 6. Ne, 6 jau buvo, man atrodo, jis pusę 6 grįžo. Jo. Nes aš kai žiūrėjau paskutinį kartą jo locationą 6 ryto, tai prieš 5 minutės jis dar buvo. Jo, nu tai va, ta. Čia jau nežinau. Nepaminsi tokiose trasose, aš kiek mačiau šbromą. Mačiau šitą Estas pas mus atvažiavo visiškai su nauju, visiškai. Ta prasme su Komenkalu, visos naujos padangos, Aulinsai, viskas. Naujas Estas varos. tai dar, žinai, Estai dar turi kur aidint, čia tai... Nu, tarkim. Turiu New York style bagel, cream cheese and salmon. Oho. Nusipis. Tai čia buvo. Kažkas. Įsikūrėm. Pažiūrėt kaip apšvitinėjame. Siūlau kopūstus. Primiktinai. Kapūstai. Ne, nu matai kaip yra. Tas traumas ir tas visas šito sporto mūsų, kaip čia pasakyti, ta rizika, kurią mes prisiemam, nu jinai mums patinka, jinai man asmeniškai labai patinka. Man labai patinka tas adrenalinas, kurį tu jauti būdamas trasoj, važiuodamas trasa ir kai tu važiuoji, aišku, tu niekada negalvoji, kad čia krisiu, ar čia man kažkas blogo gali nutikti. Net nežinau, kas yra, čia gal yra kažkoks toks noras kažkaip pabalansuoti, sakykime, ant to tokio traumas, netraumas, va taip kažkaip. Matrasas. Matrasas. Iš šitų. Čia narkomanų, tų žinai filmus. Jo, kur iš kokio po tilto paėmė, žinai. Nu ką, sustainability, recycle, vežliukai. Two lover boys. Ką? Sakau, two lover boys. Pasakyk, krukoniau, nu. Inside line. Čia kaip šitas, kaip tai vadinasi, fazanai? Ne, kur išskaičia koją. Fazanai. Fazanai. Ne. Povai. Povai, va, žiūrėk, povas.
Malonumas lieka ir tas adrenalinas lieka, man vis tiek, ta prasme, jo reikia, man žiauriai smagu važiuoti ir pats sportas, kad pasportuoji ir smagu, ne tai, kad tu kankiniesi. Bet siekiant rezultatų, man toks gavosi po tų varžybų, po to kritimo kažkoks toks kaip siena, biški tokia, atrodė kaip ir viskas gerai, važiuoji greitai, viskas normaliai, bet tu žiūri, kad tuos, kuriuos tu lengvai lenkdavai, tipo dabar jau vos ne prie tavęs maždaug ar net lenkia. Ir aš iš pradžių nesupratau, kas daros, bet aš taip spėju, kad vis tiek tas krešas šiek tiek pridėjo kažkokios gal baimės ar kažko. Ir tai va šis sezonas ir buvo toks gavęs po to, kadangi čia buvo pirmas, man atrodo, varžybos. Tai ir paskui nebelabai sekėsi, bet aš manau, reikia tiesiog perlipti per tą barjerą kažkokį, kuris va tuo momentu va dabar yra gal dar užsilikęs nuo to krešo, galbūt baisu krist vėl, nežinau, bet ta prasme pilnai įmanoma perlipti per tas baimės, per tuos krešus ir toliau važiuoji. Ta prasme, ten tie pro lygui dar ne tiek krešų, netokių matė, ten ta prasme, kiek kaulų turbūt susilaužė. Tai čia toks man turbūt mano karjeroj vienas iš pirmųjų toksai. Jonas turbūt pas mus labiausiai. Ten kojas ten ir ranką susilaužė, ir stuburą susilaužė. Mano pradėjo sulaužytą ranką, bet tiesiog. Piršto tu dar kokio nesusilaužė? Esu. Nu tai va. Ir viskas ant viršų. O užsiminė. Gražiai. Tikrai greičiausiai. Tagad divi ātrākie Miķeli. Ej, na, давай, Чернёв! Varai! Juokas ima. Jokinga, nu. Kaip, iš principo labai mažai yra tokių kritimų, kurie būna tokie, nu jau matai, kad rimtas. Tai, o jeigu tokie ten kažkur paslydo, ten per priekį kažkur persivertė ar dar ką, nu jokinga darosi. Matai, kaip rankinukas savo akis? Aš gyvenu iliuzijų pasaulį. Kur ant kiekvieno medžio saulė. Kur prie kiekvieno tako gėlės. Kur prie kiekvieno slenksčio gėris. Kur paprasčiausias vienas vardas. Visų nepaprastas. 3-10-50 Aš gyvenu iliuzijų pasaulį. Ir tą pasaulį uoliai saugau, kad neprimėtyčiau įlikščiukų, nenuoširdžių žodelių, šūkio. Kad žmonės einantys pro šalį čia nepaliktų pikto melo. 3-10-50 Aš gyvenu iliuzijų pasaulį.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. Taip. Kas tu esi? Taip, tai esu dviračių trenerė Ineta, jau dabar 7 metai, kai dirbu su vaikais, treniruoju ir viso ko pradžia ir buvo dviračių akademija, kur ir dabar esu. Visi labai skirtingų laikų atėjo ir Jonas buvo pats pirmas, tai atėjo visai mažytis, dar kažkada pamačiau tas nuotraukas, pirmas tai burbuliukas ilgais plaukais. Tai Jonas buvo pats pirmas, kuris atėjo ir dar senoj bazėj buvom. Tai tokio prisiminimo, kad kažką pagalvočiau apie Joną, jis buvo mažas. Tai tiesiog buvo vaikai, tiesiog gal iš karto buvo pasimatę, kad jo koksai plentas nedomina, miškas šokinėt, kur smagiau ir jau šitą iš karto orientavosi. Tada tai Jonas buvo pradžia, kuriuos atvedė ir jūs visus. Tai tada buvo kitas Jonas atėjo. Ir jie kažkaip labai lengvai Jonas įsiliejo į visą kompaniją ir irgi ant to orientavosi labiau į mišką, bet Joną pavyko labiau pavergti ir kitas disciplinas, kur galėjom. Tai vienintelis Jonas ir užsikabino ir MTB maratonus važiuoti, ir plentą, ir treką, ir CX, tai jisai iš tikrųjų vienintelis, kuris išbandė visas disciplinas. Ir buvo tas komandos narys, kuris važiuodavo kartais ir padėti tiesiog, pabūti kartu, tai labai įsiliejom. Tada atėjo Rapolas. Rapolas toksai visą laiką buvo man paslaptingas, tylesnis toksai, neįsiduodantis. Ir tada galiausiai atėjo Matas. Matas buvo, labai gerai atsimenu, man atrodo žiemą atėjai. Ne? Ir man pirma mintis buvo, koks stiprus. Buvo toks stiprus ir galvoju, galėtų ir plentę važiuoti. Tikrai labai buvo, atsimenu, bendrą fizinį darėm ir su štangom ir galvoju, jis tiek daug kėlė, tupė su tom štangom. Tai va, pirma mintis buvo, kad žiūri stiprus bernas atėjo. Bet tinginys. Aha, toksai tinginys. Ir praleisti treniruotės ir nedadaryti. Bet kas iš jūsų visų 4 labiausiai dirbdavo, tai Jonai. Ir aš galvodavau, dar būdavo, kai jūs dar gal net tiek daug važinėdavot varžybų, apskritai net nevažiuodavot, nelabai ir buvo gal organizuojamas, bet jie taip nuoširdžiai dirbdavo ir aš galvoju, jie niekam nesiruošia, bet jie taip pat dirba, kai kurie varžybom ruoždamisi tiek nedaro, kiek jie. Man pagrindį, aš ką pagalvodavau, tai kad aš žiauriai didžiavausi, žiauriai, man atrodo kažkoks kosmosas, nes kiek jų metų tada buvo, kai pradėjot? 15. Taip, 16-15 ir aš galvau, man akimis dar vaikai, galvoju, kūrė komandą. Ir man buvo toks, nes Lietuvoje tokių dalykų iš viso nėra, kad kažkas kurtų kažką
ten iš visų suaugę gal daro. Ir visi dažniausiai reikalauja, man reikia to, o kad kažkas darytų kažką dėl savęs, niekada to nebuvo. Ir aš atsienu visiems ir pasakojau, kad kitavu vaikai kūrė komandas, sakau, planuojas važiuoti varžybas, aprangas, viską, daro video. Tai man kažkoks buvo kosmosas iš kito pasaulio, atrodo, kaip taip mama, taip užsikabinti ant to sporto ir dar net norėti dar išplėsti, skleisti. Tai man toksai buvo labai pasitikėjimo, paskui kietai varo. Ir dar labai gerai atsimenu, visą laiką nuvažiuodavom į Molynę ir dažniausiai, kas griūdavo, tai iš jūsų kažkas. Visą laiką, visi kiti atsargiau, o jumis tai aš visai pasakydavau, jie moka, gali ir paaiškinti, ir parodyti, ir visą laiką kažkuris nugriūdavo, visą laiką. Tai čia buvo klasika. Papasakok kokį nors prisiminimą su mumis linksmą. Šitą šiaip buvau garantuota, kad šitas klausimas bus. Ir labai galvojau kažkokį prisiminimą ar kažką, bet žinokit, nesugalvojau. Vieno kažkokio įskirtai labai įsimintino, tai neatsiminiau. Nesugalvojau kažkokio, bet aš žinot ką, visą laiką pagalvojau, kad kai jūs būdavot, bazėje visą laiką būdavo juokas, bajeriai, klegesys, visą laiką reikėdavo man sakyti, gerai, dirbam, susikaupiam, ar rankų laužimai, ar kažkokie bajeriuk, visą laiką būdavo. Ir net kiti, ta prasme, akademijoje lygia dar sportininkai, kai jau vis tiek, jūs, dar Jonas liko, bet jau taip irgi ant ribos pasirodo, kad visi sako, jau taip nebebus, kai jie būdavo. Nes tikrai turėdavot labai gerą tą energiją, suburti visus, muzika paleista, toksai vaibas visą laiką bazėje būdavo, tai tas labai būdavo faina iš tikrųjų. Ir ta tokia nuotaika, ta aura, tokia, žinot, tokia brandoliukas būdavo, kuris visus subūrė ir visiems būdavo gera būti tada toksai, jau nieks nenorėdavo šit namo net. Visi atrodo, čia dar pabūsim, tai va šitas toksai dalykas, ką tikrai įnešėt ir dabar bus liūdna be jūsų. Labai gerai Juozas pasakė, sakė, su jais linksma. Jie paprasti ir lengvai bendraujantis. Tai čia jūsų, tarp jūsų, ir mūsų yra didelis amžiaus skirtumas, bet tu nesijauti kažkaip tai, nėra to barjero, ne? Mes bendraujam kaip bendramžiai, kaip bendraminčiai ir to jūs, ar ne, ar tų reveransų nėra ir tas paprastumas labai veža. Smagu su jumis keliauti. Tai va, tikiuosi ir toliau mus pasims. Go guys. Enduro Chile, Germany, stage 1.